Romualdo Baltušniko pasaka Eglutė. Kartą miške gyveno graži žalia eglutė. Buvo dar nedidukė, tokia kaip jūsų mokyklos 2 klasės mergaitė vardu Saulė. Eglutė žinojo, kad ji kada nors užaugs didelė ir bus tokia pat skarota ir šakota kaip jos mama. Miške eglutė buvo smagu. Pavasarį jį klausėsi paukštelių čiravimo, vasarą kartais išgirsdavo ūkaujančių žmonės ir vaikus, kurie atvažiuodavo uogauti ir grybauti. Eglutė neįsivaizdavo, kaip atrodo miesto gatvėms. Ir eglutei taip parūpo išvysti miestą, jog net sapnuoti jį ėmė, ypač tamsiomis ir ilgomis gruodžio naktimis. O čia kaip tik prieš naujuosius metus pasitaikė gera proga. Į mišką atburzgė mašina. Iš kabinos išlipo žmogus su kailinukais, sauliniais batais ir žirgliodamas per pusnis šaukė: "Ei, eglės, kuri norit važiuoti į miestą, ten būsit išpuoštos kaip karalaitės, vaikai aplink jūs šauks ir dainuos." Tas žmogus tik mostelėjo kirviu ir kelios eglutės bemat sušoko į mašinos kėbulą. Kokios jos laimingos, pavydėjo eglutė savo draugėms. Ir stebėjosi, kad tas žmogus neįtin išrankus, jis kirto eglutės iš tankumynų, o žengdamas pro ją pasakė: "O tu, gražuolė, dar pagyvenk miške, žaliuok." Tačiau eglutė taip pavydėjo savo draugėms, kurios jau buvo mašinoje, kad dar labiau sužaliavo ir pašiaušusi spygliukus vos nepravirko. "Nenoriu čia likti visą šaltą žiemužę, čia tuoj pūgos ir vilkai užkauks. Gerasis žmogau, paimk mane į miestą." Atsidūso žmogus ir nusinešė eglutę į mašiną. Atvežta į miestą, eglutė labai džiaugiasi, nes papuolė pas gerus šeimininkus. Šeimininkas įstatė ją į kryželentę ir vaikai ėmėsi darbo. Kabino įvairiausių spalvų bumbulus, paukščiukus ir žvėrelius. Vakare Saulės mama iškepė tortą. Į svečius atėjo kaimynai su 2 mažiukais, dar tik darželį lankančiais vaikais. Eglutei buvo labai linksma. Vaikai šoko, dainavo ir eilėraščius deklamavo ir visi laukė ateinant naujųjų metų. Pagaliau, kai laikrodžio abi rodyklės susitiko ties 12, ėmė skambinti bokšto laikrodžio varpai. Visi šaukė, buvo linksmi, šoko, džiaugėsi, kad atėjo naujieji metai. Štai kaip linksma gyventi mieste, džiaugėsi eglutė. Kokios gražios lempelės ir žvakutės ant jos šakų. O kiek dainuojančių ir šokančių žmonių ji regėjo per televizorių. Eglutei pasirodė, kad mieste žmonės nieko daugiau ir neveikia, tik linksminasi. Tačiau gerokai po vidurnakčio visi pavargę sumygo. Užgeso šviesos ir pasidarė taip ramu, kaip miške. Tik mėnulio, nei žvaigždžių nebuvo matyti. Eglutė ėmė snūduriuoti. Jis sapnavo visokias baisybės, nes nebuvo pratusi miegoti tvankiame kambaryje. Vos prašvytus ją pažadino katinas. Jis bakstelėjo leteną žaisliuką kabantį ant šakos ir suaimanavo. Daugiau jie nieko nesikalbėjo. Pasibaigė naujųjų metų šventė, praėjo dar kelios dienos. Rytais Saulės tėtis ir mama skubėdavo į darbą. Kiti vaikai išvažiavo per žiemos atostogas į kaimą pas senelius, o eglutei buvo liūdna per dienas tūnoti kambario kampe. Su tai žvėreliais kabančiais ant šakų ji nemokėjo susikalbėti. Miške žiūrėjo, kokia laputė skubėdama uodegą per šakas brūkštelės, zuikutis ausytės į kamieną pasikasys ar voveraitė iššokusi į viršūnę pasisups. Pagalvojo eglutė, kad daug geriau būtų buvę gyventi miške su savo mama. Vieną vakarą Saulės mama sako: "Gal jau nurinkit vaikai eglutę? Nespėjau spyglių šluoti, tiek pribyra." Taip ir buvo. Vaikai bematant nukabino žaislus, sudėjo juos į kartoninę dėžę, o eglutę išnešė šeimininkas į kiemą, o ten gulėjo jau kelios tokios nusiminusios, pageltusios jos draugės. "Daugiau mes nei augsim, nei žaliuosim," dejavo viena. "Geriau būtume miške gyvenusios." O kai prieš naujuosius metus į mišką vėl atvažiavo žmogus su kirviu, visos, kaip viena, puolė slėptis, bėgo, kur akis matė,
kai kurios krūvon susigrūdusios net šakeles apsilaužė. Kągi daryti žmogui? Šį kartą nuvešiu į miestą šakelių, tarė žmogus ir užsikišo už diržo kirvį. Nuo to laiko žmonės vis dažniau per naujuosius metus ėmė puošti tik eglės šaką. Taip nutarė daryti ir Saulė, kuri mokėsi jau 3 klasėje ir per metus buvo paūgėjusi beveik pusę sprindžio. Ji žinojo, kad ne tik berniukai ir mergaitės, bet ir eglutės nori užaugti didelės.